Sveiki atvykę į Europast tinklalaidę. Ši tinklalaidė yra tarptautinio projekto Europast dalis, kurį finansuoja ES Horizonto Wide programa. Europast nagrinėja šiandieninius iššūkius atminties studijose, politikoje, viešajame diskurse ir svarbiausia visuomeninėje istorijoje – tyrimų ir praktikos lauke, kuris analizuoja, kaip istorijos žinių kūrimas gali tapti demokratiškesnis, atviresnis, labiau įtraukus ir įgalinantis visuomenę. Šioje tinklalaidėje projekto komandos nariai kalbasi su visuomeninės istorijos praktikais, mokslininkais, muziejininkais, aktyvistais, filmų kūrėjais ir daugybė kitų įdomių žmonių apie šios intriguojančios mokslinės ir praktinės krypties vystymą, iššūkius ir pasekmes. Jei norite sužinoti daugiau apie projektą, sekite Europast Facebook ir LinkedIn platformose. Šiuo epizodu tęsėme lietuvių kalba įrašytų laidų seriją ir linkime jums gero klausymo. Labadiena, mano vardas Violeta Davoliūtė, aš esu Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė, projekto Europast vadovė. Praėjusioje tinklalaidėje kalbėjomės apie propagandą Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais ir sovietmečiu. O šiandien keliausime į platesnius Europos vandenis ir pasikalbėsime apie tai, kaipgi Lietuva atrodė viešojoje erdvėje Prancūzijoje. Nuo 1945 metų, tai yra po Antrojo pasaulinio karo, iki 1991 metų. Ir į mūsų studiją šiandien pasikvietėme Akvilę Kabašinskaitę, kuri ką tik apgynė didžiulę 600 puslapių disertaciją apie Lietuvos įvaizdį Prancūzijoje nuo 1945 iki 1991 metų. Angliškai tai būtų The Image of Lithuanian France from 1945 to 1991. A Vanished Nation in the French Imagination. Akvilė šiuo metu svečiuojasi Vilniuje ir labai džiaugiamės jūs čia matydami. Sveiki. Ačiū, labai malonu, kad pakvietėt. Pirmiausia, gal paprašyčiau pasakyti porą žodžių apie save. Kaip jūs nusprendėte tyrinėti šią temą? Aš gimiau Lietuvoje ir aš užaugau nuo vaikystės Prancūzijoje kažkaip ir toliau tarp abiejų šalių visada. Aš kalbėjau abiem kalbom, gyvenau tarp dviejų kultūrų, tarp lietuviškos ir prancūziškos ir studijavau visada Sorbonne Nouvelle universitete, bakalaurą baigiau mediation culturelle, kultūrą. Tai buvo kaip supaprastinti kultūrą bet kokiai publikai, tada specializavausi magistrą į kiną ir man buvo labai įdomu, kaip pasidarė kuo toliau tuo įdomiau, kaip pasakoti istoriją paprastai per filmus. Ir kai baigiau tą magistrą, aš jau dirbau kine, bet norėjau toliau mokytis ir man kažkaip kilo klausimas, labai paprastas, gal asmeninis, kodėl mane, kadangi aš iš tų dviejų kultūrų, vienos kultūros žmonės, prancūzai mane mato taip keistai kaip lietuvė. Man klausimas buvo gal toks identiteto asmeninis ir iš tos pusės aš pradėjau rašyti disertaciją 19 metais, tai dar nebuvo plačios Rusijos invazijos, Baltarusijoje net nebuvo protestų, bet buvo bloga nuojauta. Tai va šitie du dalykai buvo ir aš vieną rytą parašiau savo magistro vadovui Laurent Martin žinutę, kad mane šitas klausimas domina ir jisai pasakė, kad jam irgi atrodo labai įdomu, kad aš šitą tirčiau. Ir taip ir prasidėjo. O paskui mane vedė, aš bandžiau atsakinėti iš tos klausimus, skaičiau daug ir ganėtinai greit supratau, kad to Lietuvos įvaizdžio kažkaip Prancūzijoje labiau nėra, negu yra kažkoks. Ir tada aš sekiau tos tyrimus, aišku, pasaulis to pačiu pasikeitė, tai pasidarė daug aktualiau šnekėti apie tai, kas tą įvaizdį kūrė ir nebelabai svarbu man tie asmeniniai mano klausimai identiteto pasidarė. Tai va taip ir gausi, kad aš ėjau pagal tai, kur mane vedė pasauliniai įvykiai ir tyrimo klausimai ir atsakymai, kurie man kilo tuo metu. Kaip jūs pati save apibrėžtumėte šiame tyrime? Jūs naudojate įvairius šaltinius ir archyvinius dokumentus, spaudą Prancūzijoje, liudijimus, atsiminimus, vizualinę medžiagą, įvairiausius šaltinius. Tai kaip jūs sakytumėt, ar esate istorikė, ar politologė, ar viešosios komunikacijos ekspertė? Koks metodologinis žvilgsnis yra jums artimiausias?
aš turbūt, kadangi ateinu iš kultūros ir su požiūriu tarpdisciplininio, iš esmės darbo ir tarp to bendradarbiavimo principai man yra įdomus, aš taip stipriai niekada neapsibrėžiu, man įdomu viskas, man įdomu ir kultūra, ir politika, ir istorija, bet darbą gyniausi aš prieš istorikus, kad jis būtų pakankamai svarbus prancūzų istorikam, o pati taip daug apie tai net negalvojau. Europos studijų ir tarptautinių santykių departamente, tiesa? Taip, ir mano daktaro laipsnis, taip, Europos studijų ir tarptautinių santykių. Prieš keliaujant link turinio disertacijos, kaip galėtumėt pasakyti, ar lengva tokio tyrimo imtis Prancūzijos kontekste? Aistringos diskusijos vyko jūsų gynimo metu, o kaip viskas atrodė pačio tyrimo metu? Nelabai turėjau su ko konsultuotis. Tiesa, yra gerų galbūt Rusijos specialistų, Prancūzijoje, Lietuvos specialistų mažai, yra galbūt tarpukario, Julien Guélan, arba Lietuvoje, bet Vilma Bukaitė tokie buvo įdomesni žmonės, su kuriais aš bendravau šitais klausimais, nes ir parodą dariau apie Lietuvos Prancūzijos diplomatinius santykius 22 metais, bet ne, šita tema nebuvo iš tikrųjų taip išnagrinėta, ypač tuo laikotarpiu, kurį aš pasirinkau, dėl to ir pasirinkau. Ar diskusijos vyko karštos, nes aš kritikuoju tuos istorikus, kurie Lietuvą nagrinėja kaip Rusijos dalį. Net iki visai neseniai pagrindiniai moksliniai straipsniai apie Lietuvą buvo publikuojami moksliniam žurnale dažniausiai, kuris vadinosi Rusijos pasaulis, Le Monde Russe. O jis dar taip ir vadinasi? Dabar pakeitė, bet panašiai. Ir mes vis tiek patenkame vis dar ten pakeistam į Rusijos pasaulio kategoriją. Ir aš kritikuoju tai ir tos žmonės, kurie tame žurnale publikuoja, ir jie dėl to vyko aistringos diskusijos, nes visada taip buvo Prancūzijoje. O aš sakiau, kad ne dėl to, kad visada taip buvo, kad būtinai turi ir toliau tai būti. Ir kaip apibūdintumėt reakcijas? Labai įdomi diskusija ir nebūtinai sutiko, bet iš tikrųjų visi pasakė, kad jiem buvo labai įdomu skaityti, nes ne dėl to, kad nenorėjo kitaip galvoti, bet niekas niekada neturėjo to balso, niekas Lietuvos nereprezentavo iš to klausimo. Todėl man pačiai buvo malonės staigmena, nes man paliko įspūdį, kad vis tiek mokslas gali būti toksai apie mokslą, o ne apie kažkokius asmeninius dalykus. Tai dabar čia labai geras momentas nerti į patį disertacijos turinį. Disertacijos toks leitmotyvas yra išnykusios tautos ar išnykusios valstybės, beje, mes kaip tik tai diskutavom, kaip čia reikėtų versti į lietuvių kalbą tą A Vanished Nation in the French Imagination. Svarbus momentas yra tas išnykimas. Tai kaip tiksliai gali šalis su šimtmečių istorija staiga išnykti po 1945 metų iš Prancūzijos viešosios erdvės, kaip jūs sakot. Ir man toks kilo klausimas, beje, skaitant disertaciją ir dabar galvojant, o koksgi vaizdinys egzistavo prancūzų vaizduotėje iki 1945 metų? Tai pradėsiu gal nuo pavadinimo. Kad, čia toks dvilypis klausimas yra, kuri dalis labiau patinka, tą pirmą atsakykit. Kad disertacija nėra versta į lietuvių kalbą, jinai yra išversta į prancūzų kalbą visai kitų pavadinimų ir dėl to, kad aš savo darbe daug provokuoju. Ir žodžiais provokuoju, ir kalbom, nes tai yra mano kalbos, kuriom aš kalbu, lietuviškai, ir prancūziškai, ir angliškai. Ir ar tai yra darbas apie išnykusią tautą, ar išnykusią valstybę, ar apie prancūzų vaizduotę tiesiog apie prancūzų vaizduotę, kur niekas nėra išnykę iš viso. Čia yra jau skaitytojų nuspręsti perskaičius mano darbą. O jeigu klausimas, kaip aš verčiau lietuviškai, tai galbūt iš viso pakeičiau pavadinimą. Net negalvojau apie tai, bet nebūtinai jis turi būti toks pats. Čia žodžiai, man atrodo, yra labai svarbu ir nebūtina viską tiesiogiai versti tokiuose dalykuose. Tai čia vienas. O kitas klausimas buvo... Jeigu taip trumpai, koks buvo vaizdinys Lietuvos, Latvijos ar net Estijos iki Antro pasaulinio karo? Lietuva buvo irgi nematoma iš esmės, kaip prancūzam niekada ten per daug kitos šalis iš esmės nerūpi, čia nėra Lietuvos kažkokia išskirtinumas, bet jis buvo formuojamas ir jis buvo labai protingai formuojamas ir jisai buvo iš esmės Gabrielio Paršaičio formuojamas labai protingai, paskui Oskaras Milašius, kuris buvo šiaip prancūzų propagandistas ir jisai perėjo į lietuvių pusę ir tais pačiais metodais kūrė Lietuvos įvaizdį ir jis buvo teisingai daromas ir prieš Antrą pasaulinį
karą Milašius miršta, Gabrys yra nustumimas į šoną. Nežinantiems pasakykit, kas jie tokie. Tarkime, pirmo kurso studentam. Tai vat Milašius buvo poetas, dramaturgas, kuris nusprendė reprezentuoti Lietuvą ir jisai su pirmais diplomatais Lietuvos po nepriklausomybės pirmos nusprendė reprezentuoti Lietuvą ir sukurti jos įvaizdį. Bet buvo ir kitų žmonių, kurie tai darė prieš tai ir jisai patekęs į Paryžiaus intelektualų sluoksnius, jiem pasakojo apie Lietuvą kaip apie visokią mitologinę, gražią, labai demokratišką šalį. Tai kas prancūzam yra malonu girdėti ir ką jie priima kaip savą. Ir kuriais šiame metais kalbam? Tai čia yra tarpukario metu, bet jį irgi lietuviai kaip ir iš šono nustumė jau dar prieš jiem mirštant. Kaip keista. Ir va tiesiog, kad po antro pasaulinio karo, tai ne tik, kad mūsų okupuoja, bet mes ir neturime, kas užimtų tą Lietuvos reprezentacijos intelektualiniam rate vietą. Tai yra didžiulė problema. Irgi mes neturime, mūsų nauji intelektualai dar tenai nepateko į tą ratą, o tų senesnių nebėra. Dėl to tas irgi sutampa nelaimė mūsų. O tas intelektualinis ratas, tai rašytojai, vairūs kultūrininkai, diplomatai ar ne? Tai diplomatai jame dažniausiai nebūna, tai yra labai retai. Tai yra intelektualai, bet Lietuvos įvaizdis Prancūzijoje, kad reikia, ką aš bandau paaiškinti, kad Lietuvą reprezentuoti Prancūzijoje galima tais pačiais praktiškai būdais, kaip Vokietijoje ar Amerikoje, ar bet kokioje kitoje šalyje, ar Anglijoje. Tai Prancūzija kaip šaly. Bet Prancūzijos specifika yra Paryžius. Ir Paryžiuje suvažiuoja intelektualai iš viso pasaulio ir jie tenai kartu kavinėse sėdi, vaikšto kartu į filmus ir taip toliau ir diskutuoja, vysto intelektualinę mintį. Dabar gal tai mažiau yra tiesa, kai daugiau tas pasaulis pasidarė toks atviresnis, bet tai buvo itin tiesa iki 90-ųjų metų, tai buvo itin tiesa. Ir į tą ratą labai svarbu patekti, dėl to, kad jinai yra veikiama labai stipriai skirtingų propagandų ir reikia atstovauti save. O ten patenka ne žmonės oficialūs, o žmonės, kurie yra gerbiami arba moksliniam rate, arba menininkų rate. Ir į tą ratą pateko, paskui Greimas pateko, Jurgis Baltrušaitis pateko. O malonu, kad mokslininkai ten pateko. Taip, mokslininkai, dažniausiai mokslininkai, bet pavyzdžiui, Ugnė Karvelis, kur dirbo leidykloje Galimar, menininkai net mažiau, nes jie mažiau, tai daugiausiai yra iš tikrųjų mokslininkai, daugiausiai tai yra tyrėjai ir kurie tenai patekę gali su autoritetu prancūzams jų kultūrinę kalbą ir kitiems užsieniečiams, nenaudodami tų, kas prancūzam labai nepatinka ir šiaip tam Paryžiaus dažniausiai kairiųjų ratui nepatinka nacionalistinių terminų, paaiškinti, kokia yra problema. Supratau, taip paminėjot propagandą. Tai kas vis dėlto po 45 metų nutinka ir kokį vaidmenį čia vaidina sovietinė propaganda šaltojo karo metais? Dėl ko mano ta disertacija tokia ilga, dėl to, kad viskas susidaro iš mažų detalių. Ir aš tas detalės rodau, kurios sudaro visumą ir prasideda gal nuo to, kad reikia visą laiką grupuoti, nevartoti, pavyzdžiui, Lietuva yra valstybė, Lietuvos vardo nevartoti, tai visą laiką grupuoti, arba Rytų Europa, arba Sovietų Respublika, arba Baltijos šalis irgi, nes Baltijos šalyse nėra žodžio Lietuva, nei Latvija, nei Estija. Ar tai prasideda būtent po antrojo pasaulinio karo pabaigos? Ne, prasideda anksčiau, bet jie labai sistematiškai viską daro, kad nevartoti šitų šalių pavadinimų. Ir čia Sovietų sąjunga. Sovietų sąjunga. Jeigu jų propagandą žiūrint, jie niekada nevartoja Lietuvos vardo ir jeigu šneka apie Lietuvą, tai tik dėl to, kad ten visi yra laimingi socialistiniam pasaulyje, o visi, kurie nesutinka, kad ten žmonės yra laimingi, yra nacionalistai buržujai. Tai kas prancūzam labai nepatinka, tai buržujai ir nacionalistai teoriškai prancūzų kairiai. Tai iš karto juos apkaltina nacionalistais, dar gali apkaltinti nacių kolaborantais, bet kuo apkaltina, bet viskas visiems, kuriem nepatinka tobulas, lietuviai visi gyvena labai laimingai atseit socialistiniai respublikoje, o tie, kurie sako kitaip, yra visi kolaborantai ir, žodžiu, bet kaip juos vadinti reikia. Tai yra šitas, tada sistematiškai tuo pačiu metu grupuodami ištrina tą vardą, tada ištrina iš žemėlapių, žemėlapiuose Lietuvos nebėra, nors Prancūzija niekada nepripažįsta Lietuvos
okupacijos vis tiek kaip ir vadovėliuose nebėra, žemėlapiuose nebėra, net televizijoje ten po truputį iš viso nebešneka, tenai yra tik tai, Lietuva lieka tik tai tokių entuziastų, tai diasporos ir lietuvių diasporos draugų dėka, kurie tenai reguliariai rašo straipsnius, bando laidas daryti, bando dalyvauti, paminėti ir taip toliau. Bet šiaip iš esmės nebėra jokio nei Lietuvos būties jokios, nei vadovėliuose, niekur. Tai diaspora yra pagrindinis žaidėjas šitame kontekste, kuris priešinasi šitam išnykimui. Tiesa, ar galėtumėt pasakyti, kas yra pagrindiniai veikėjai ar pagrindinės jėgos ir kokios yra sėkmės ar nesėkmės, gal kažkokie tai ypatingai svarbus momentai ar pažymėtimi momentai iš jūsų tyrimo, kuriuos tikrai būtų verta paminėti? Tai diaspora taip, nes kaip ir net oficialiai egzilio diplomatam yra perdodama Lietuvos valdžia, tol kol Lietuva bus okupuota, tai yra egzilio diplomatai visų pirma, tai tie diplomatai, kurie lieka Prancūzijoje, aišku, ten išskyrus Klimą, pavyzdžiui, kuris yra ten suimamas, bet kiti lieka, paskui, kadangi nauji negali atsirasti, tai jų vaikai tampa tais, kaip ir tokioj pilkoj zonoj diplomatais Lietuvos atstovais, jie kaip ir neturi teisų, bet ir leidžiama jiems ten būti ir atstovauti Lietuvą, tai yra egzilio diplomatai, tada yra ta katalikiška lietuvių bendruomenė su kunigais, kurie tą skatina lietuvybę per tradicijas, per kalbą ir taip toliau. Ir Prancūzijoje, kaip sakiau, tokia specifika yra, kad yra ten tie intelektualai, kurie sako, gerai, čia tas skatinti lietuvybę ir taip toliau, bet reikia iš esmės keisti mintį, tai va tada jau prasideda pagrindiniai tie, kol kas žinomi, aš manau, kad jų yra daugiau, bet žinomiausia, tai va yra Greimas, Jurgis Baltrušaitis ir Ugnė Karvelis ir, pavyzdžiui, tenai Algirdas Greimas, jisai perrašinėja prancūzų kalbą, kas yra semiotika, tai jis perrašinėja kaip ir kalbą ir suvokimą žodžių. Jurgis Baltrušaitis nagrinėja viduramžių meną ir jis iš esmės per tą nagrinėjimą prancūzam pasako tam filosofiniam lygmenį, kad ne viskas yra taip, kaip atrodo, o Ugnė Karvelis, dirbdama Gallimard, sprendžia, kokią užsienio literatūrą prancūzai skaitys. Tai jinai nepublikuoja lietuviškos literatūros, bet jinai, pavyzdžiui, publikuoja Milan Kunderą ir dėl to, pavyzdžiui, mes, europiečiai tuo metu, sužino tą kitą antisovietinį požiūrį. Jinai turi radio laidas, kuris šneka, kviečia antisovietinius rašytojais ir iš esmės pagrindiniai yra, kuris sprendžia, ką prancūzai iš užsienio literatūros skaito. Tai va čia jūs man ir atsakėte vieną klausimą, kurio norėjau paklausti apie tą švelniąją galią ar pasakojimo diplomatiją. Ir va tie konkretūs pavyzdžiai, kuriuos paminėjot, čia turbūt yra tinkamiausia, ar ne? Ar dar kažkuo galėtumėt papildyti? Tai viskas, kas buvo daroma, yra teisinga. Tiesiog, kad svarbu, kad dirbtų kartu. Ir va tie, kurie dirba tam intelektualiniam, ir tie, kurie dirba labai strategiškai tam teisiniam lygmenį. Ir viskas truputį susimaišo, nes iš tos naratyvinės diplomatijos yra tokių dalykų, kurios, pavyzdžiui, mes irgi patys va dabar kartojam ir aš, pavyzdžiui, galvoju, aš visą gyvenimą kartojau, ten, kad lietuvių kalba panašiai sanskrito, arba Lietuva ten buvo, ten didžioji kunigaikštystė buvo tokia ten atvira. Tai va yra va tokie va sugalvoti toj naratyviniai diplomatijai pačių tų pirmųjų, kurie sugalvojo, kaip reprezentuoti Lietuvą, surašyti dalykai, kurie paveikia vakarus, kai mes juos pasakome ir mes juos visi kartojam. Tai čia irgi yra naratyvinės diplomatijos metodai atskirti, kas sukelia simpatiją ir išmokyti visus tą kartoti, iš esmės, save pristatant. Dar norėjau paklausti, įvairių žmonių atsiduria Prancūzijoje, kaip ir kitur diasporai po Antrojo pasaulinio karo. Yra iš tikrųjų ir tų kolaborantų, žmonių kolaboravusių su naciais. Yra ir tokių žmonių kaip Ona Šimaitė, kuri irgi gyvena Paryžiuje ir miršta Paryžiuje. Kokie santykiai yra tų skirtingų flangų ir ar yra tokių, ar yra tarp jų kažkaip tai tarpusavio nesutarimų dėl to, kaip reikia tą viziją komunikuoti, ar kaip reikėtų, strateguoti, kad tas Lietuvos vaizdinys būtų kuo pozityvesnis ir taip toliau. Čia tiesiog dabar sėdėdama pagalvojau ir labai norėčiau išgirsti. Čia šitas labai geras klausimas ir tai žinoma, žmonės kaip tokios yra būtybės, kurios visada susipyksta
vyksta. Ir tai normalu, nes labai įvairios patirtis ir visą kitą, labai įvairialypė ta diaspora. Jo, ir tas, ta, kur yra, sakau, tas branduolys kaip lietuvių, pasaulio lietuvių, kuris iš Amerikos įeina. Tai jie visada galvoja, kad jeigu ten kiekvieną mėnesį tenai ten nusiųsi biuletenį su informacija, kas vyksta Lietuvoje į prancūzų laikraščius, tai jie perskaitys ir jiem bus kažkaip paveiks, kas, turbūt neskaitydavo, nes kaip ir ten stipriai nepaveikė, bet gerai, kad jie viską archivavo, kas vyksta. Tada buvo kiti, kuriuos minėjau, kurie galvojo, kad svarbiausia ta intelektualinė mintį. Ir tada buvo, pavyzdžiui, Ona Šimaitė, apie kurią mes žinome ganėtinai mažai, mes esam sukūrę filmą apie ją trumpo metro, tam, kad paskatinti žmonės domėtis. Kuriais metais beje? Filmą? Jo. Prieš kelis metus dabar, tiksliai nepasakysiu. Julija Šukys. Taip, pagal jos knygą, pagal Julijos Šukys knygą. Pagal jos knygą ir jinai mums padėjo labai, tai mes tokį norėjom sudominti to klausimą, kas iš Onos Šimaitės tikrai jaučiasi, kad jinai pakeitė, turėjo įtakos, taip, žydų bendruomenėje, keičiant Lietuvos reputaciją, kad nebūtinai visi tenai kokie nors kolaborantai yra, nes yra Ona Šimaitė. Tai visi, šiaip lietuvių bendruomenė Prancūzijoje yra labai maža. Ir viskas yra ant kelių žmonių, aš mažai miniu žmonių, bet dėl to, kad jų yra iš esmės mažai. Ir jie visi kažkokią tai randa tą funkciją, kuriam rate turėti įtakos ir labai daug yra dar neišnagrinėtų, ypač moterų, ką aš norėčiau galbūt toliau daryti, biškį panagrinėti į tą pusę, bet taip, Ona Šimaitė akivaizdžiai turėjo praktiškai visą tą polių ginti Lietuvos reputaciją kaip nacių kolaborantų, greičiausiai viena tenai visą dengia. O apskritai, ar prancūzų intelektualinis ir politinis klimatas tuo metu šaltojo karo metais, jūsų akimis žiūrint, buvo ko nors specifinis? Tarkim, jeigu mes palygintume, nežinau, su JAV, su Kanada, suprantu, kad koncentravotės į Prancūziją, čia labai sunku lyginti visą tą kontekstą, bet vis tiek. Tai žinoma dėl to, kad prancūzai jie turi tą tokią giluminę neapykantą amerikiečiams. Jiems yra tiesiog tai auga ir net kai baigėsi Antras pasaulinis karas, prancūzai, kadangi jie, kaip žinome, jie neišsilaisvina, jie juos išlaisvina amerikiečiai. Pirmas vizitas De Gaulio, kai patampa vadovu, yra pas Staliną. Ir jis nuvažiuoja pas Staliną ir kaip ir sakoma, kad ten Stalinas jam truputį sako, gal tu gali nepažiūrėti, kai aš ten nueisiu į ten Baltijos šalis, jisai ten taip ir nepažiūri. Ir iš esmės klimatas toks ir sudaromas, kad yra geriau bendradarbiauti su rusais negu su amerikiečiais, kurie yra be abejo prancūzams, jie yra įstikinę, kad yra blogesni negu rusai. Supranta, kad rusai galbūt nebūtinai yra geri, bet amerikiečiai visada jam atrodo blogesni. Rusija. Tai ta yra labai stipri specifika Prancūzijoje. Kaip tas keičiasi po Šarlio de Gaulio, ar nesikeičia? Prancūzijos politinė valdžia keičiasi, bet požiūris praktiškai nesikeičia iki 91 metų, ar net ilgiau, ar ne? Ne, nesikeičia ir to labiau, kad paskui jau 90 metais tai iš viso yra pirmas socialistas prezidentas, tai de Gaullis dar nėra kairysis, o jau François Mitterrand tai yra iš viso kairiųjų pažiūrų ir ten reikėtų dar labiau panagrinėti, bet akivaizdžiai pas jį ten buvo jau ir valdžioje labai palankių stipriai Rusijai žmonių, jis buvo labai geras draugas su Gorbačiovu, jie kartu atostogaudavo. Tai ne, Prancūzija visada galvojo, kad dėl to gal dabar šiek tiek yra įdomiau, kadangi... Perėsim prie to. Kaip? Perėsim prie to. Tai va, bet taip, Prancūzija turi specifiką, kad jie yra ypatingai visada buvo ypatingai palankus rusam ir dabar truputį tai pradeda keistis, bet taip visada. Kaip Lietuvos vaizdinys atrodo palyginus Latvijos, Estijos, Lenkijos vaizdiniu? Lenkija matoma visiškai kitaip, nes daug stipresnė turėjo ten tą švelniosios galios jėgą, turėjo daug daugiau intelektualų, kurie gyveno Paryžiuje, tai jie nepalyginamai stipresnė turėjo tą galią ir jie šiaip nebuvo taip okupuoti, kaip mes buvom okupuoti. Latvijai ir Estai, tai gal panašiai truputį, aš taip gal pasakysiu, kaip ir dabar yra, kaip ir matoma panašiai Baltijos šalis, bet jie kažkodėl yra mažiau girdimi. Gal strategijos jiems labiau Paryžiuje trūksta, gal trūksta žmonių, kurie čia vėlgi ir katalikų bažnyčios. Ir katalikų bažnyčios nėra, tai neturi nei tam polyje, ir neturi nei tam intelektualiniam polyje pakankamai tos didelės jėgos. Tai dažniausiai kaip ir eina kartu Baltijos šalis, bet vis tiek Lietuva labiau tempia kitas dvi. Bet keliaukim dabar į 90-ąjį dešimtmetį.
pasakytumėte? Trečiojo disertacijos dalyje jūs taip po truputėlį narpliojot, kaipgi ta Lietuva iš nematomos tampa matoma. Tai kada vis dėlto Prancūzijoje vyko tikrasis tas lūžis, kada Lietuva vėl tarsi ėmė tapti matoma? Kokie buvo pirmieji ženklai pranašavę tą išnykusios tautos sugrįžimą ir kada jie jau buvo, stipriau pastebimi? Žiniasklaidoje, va taip televizijoje, pavyzdžiui, galima žiūrėti, kada televizijoje Lietuva atsiranda taip jau žiniuose 88 net labiau metais, 87 dar taip retai. Iš esmės įvykiai regione sukelia susidomėjimą tuo, kas vyksta Lietuvoje. Ir kas yra gerai, kad visi tie, kas gyveno tuo metu Prancūzijoje, žino tiksliai, kad turi kas daryti. Lygiai visa diaspora žino, ką turi sakyti, ką turi daryti, kaip turi pasakoti, visi atsiranda, kai nueina į radio laidas, niekas nėra pasimetę, atrodo, kad visi tiesiog to laukia ir užkemša viską ten pasakojimais apie tai, kas vyksta, lyg jie tenai, nors dauguma net niekada nebuvo Lietuvoje, dauguma tai yra jau tiesiog tų diplomatų vaikai, kurie ten gimė. Tai čia kalbama 88-89 metais tuo periodu. Taip, 88-89, 90-ais, tada praeina jau, kadangi yra žurnalistų, kurie yra Lietuvoje, tai jie patys gali pamatyti. Ir prancūzams labai įdomu, bet ir visi žino, ką daryti. Ir Lietuva žino visi, ką daryti, ir diaspora žino, ką daryti. Tiesiog visi to laukia momento ir visi labai strategiškai iš esmės reprezentuoja. Ir kadangi bendradarbiauja, tuo metu bendradarbiauja kaip ir Lietuvos valdžia su diaspora patarinėjo, verčia kartais pakeisdama tekstus, taip, kad geriau skambėtų priklausomai nuo konteksto. Visi tiesiog viską daro taip, kaip reikia, atsiradus galimybei. Sakot visi, ir aš pagalvojau, ar į šitą procesą įsitraukė ne etniniai lietuviai, bet diasporos iš Lietuvos, arba patys nariai, arba palikuonis. Vis tiek diaspora turbūt yra kažkiek daugia etninė, kaip mes kalbėjom. Yra žydų bendruomenė, galbūt yra kažkokių kitokių etninių tapatybių. Ar čia vis dėlto mes kalbam apie etninius lietuvius? Mes kalbam apie etninius lietuvius daugiausiai dėl to, kad Lietuvos žydai jie savęs nelaikė iš esmės lietuvis, jie dažniausiai net kai nieko blogo nesakydavo apie Lietuvą, bet jie dažniausiai sakydavo gimiau Vilniuje. Ir tuo metu nebuvo, kad kažkaip kenkė, bet Lietuvos laisvės klausimas iš esmės aš tokio nepastebėjau, kad būtų kažkaip keliamas. Galbūt kažkokių yra unikalių atvejų, kuriuo aš nepastebėjau, bet iš esmės tai yra iš tikrųjų lietuviai, kurie identifikuojasi kaip lietuviai ir gal, pavyzdžiui, koks nors Milašius, jisai nebuvo gimęs Lietuvos teritorijoje dabartinės, bet jisai identifikavosi kaip lietuvis. Tai tie, kurie identifikavosi kaip lietuviai, tie, kurie identifikavosi kaip žydai arba kaip lenkai, tame iš esmės, bent jau kiek aš žinau, nedalyvavo. Supratau. Dabar dar aš noriu paklausti, tai kaip jūs sakytumėt, ką Lietuvos atvejais, kurį jūs tyrinėjat, sako apskritai apie nacionalinio, kultūrinio, politinio identiteto, tą trapumą? Kitaip sakant, kaip tos tautos ar grupės apskritai gali būti padarytos nematomomis medijų lauke šiandien, nes irgi matom tokius įvairius procesus, kurie verčia galvoti apie istorinius pavyzdžius ir kažko pasimokyti. Man labai buvo, aišku, įdomu nagrinėti Lietuvą dėl to, kad aš esu čia gimus, bet iš esmės man tas pagrindinis klausimas, kuris mane vedė, tai buvo tas bendresnis. Iš tikrųjų, kaip valstybė gali būti paverčiama nematoma ir kaip jinai gali kovoti prieš tai. Taip. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų metodiškai lietuviams labai neblogai sekėsi visada, nes rezultatas matosi, kad vis, pažiūrėsim, kaip bus, bet tikiuosi gerai. Ir kol kas yra sėkmės atvejis. Tai aš manau, kad panagrinėti, kaip Lietuvos diaspora funkcionuoja, yra labai svarbu ir kitom šalim, kad suvoktų, kad nereikėtų iš naujo dviračio atradinėti. Ta prasme, ir pritaikyti. Tai nebūtinai, kas yra ten ta katalikiška bendruomenė, kaip funkcionavo, nebūtina viską daryti per religiją, bet tas sistematinis informacijos rinkimas, archyvų rinkimas yra labai svarbus intelektualiniam lygmenį, galvoti, kaip reprezentuoti save, savo šalį, kaip pritaikyti skirtingiams kontekstams irgi yra labai svarbu. Tai aš manau, kad tą Lietuvos pavyzdį
kitiems išnagrinėti, kurie kovoja arba kurie jaučia, kad turi kovoti, irgi būtų ganėtinai naudinga. Gerai, o pakalbėkim dabar apie šiandien. Kaip vis dėlto yra šiandien? Ar Lietuva Prancūzijoje jau matoma kaip savitas identitetas? Jūs sakot, kad net ir tas Baltijos šalis yra tam tikra etiketė, kurios reikėtų atsikratyti. Tai kaip vis dėlto yra šiandien? Kur mes esam? Dabar yra geriau, dėl ne pačių geriausių priežasčių. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą prancūzai pradėjo domėtis truputį, kas vyksta regione. Tai būtent nuo Rusijos invazijos kažkaip tas mentalinis žemėlapis pradėjo keistis. Taip, Prancūzijoje tiesa? Taip, nes net 20 metais, kai Makronas atvažiavo į Lietuvą, per žinias aš atsimenu, kad žiūrėjau ir jie ant žemėlapių vis dar žaidė tą žaidimą, atspėk, kurios šalis kokia sostinė ir kokia yra Lietuvos sostinė, kai Makrono vizitą šitą rodė. Tai tikrai dabar yra truputį geriau, aišku, sezonas tikrai tam intelektualų rate labai stipriai pagerino situaciją. Bendroji Prancūzijoje tai vis tiek tai yra Baltijos šalis, bet ką reikėtų tas detalės truputį taisyti patiems, nes, pavyzdžiui, ir patys lietuviai dažnai sako, mes esam postsovietai. Aš dabar mačiau, pavyzdžiui, reklamai lietuviškus renginius Prancūzijoje, kur prie Lietuvos parašyta, prie senų lietuviškų filmų parašyta SSSR. Tarsi, kas yra keistoka, ta prasme, taip daryti. Reikėtų šitas detalės labai atsargiai, labai saugotis, tokių klaidų nedaryti. Žodį Baltijos šalis galima vartoti, bet tada, jeigu mes vartojame, tai prancūzai jie irgi, kaip per žinias rodo ir sako, Rusija nori pulti Lenkiją ir Baltijos šalis. Tai Lenkija lyg būtų valstybė, o Baltijos šalis kažkokia gentis. Man atrodo pasakyti, kad Rusija ruošiasi pulti 4 NATO ir ES šalis būtų stipriau negu pasakyti Lenkija ir Baltijos šalis. Tai reikėtų truputį atidžiau žiūrėti patiems irgi savo žodyną, savo elgesį. Tas detalės, kurios atrodo tik detalės, dažniausiai nėra detalės. O Prancūzijos visuomenė, manot, šiandien supranta tą tokią specifinę Lietuvos saugumo situaciją? Žodžiu, koks dabar yra požiūris, tą būtent grėsmės? Užsienio reikalų ministerija supranta viską labai gerai. Aš daug labai jų archyvų nagrinėjau, jie visada supranta, kas vyksta. Nori padėti, nenori padėti, čia jau kitas klausimas. Tai jie iš esmės supranta, visuomeniai dažniausiai nerūpi. Bet kitas dalykas yra, man atrodo, geras pavyzdys su prancūzais suvokti, ką jie galvoja apie Rusijos grėsmę. Tai kaip jiem atrodo, jie yra tvirtai įsitikinę, kad Černobylio debesis sustojo prie Prancūzijos sienos. Aha. Čia yra tikrai, bet koks prancūzas jums paaiškins, kad tikrai keliavo, sustojo prie Prancūzijos sienos. Jie taip įsivaizduoja Rusijos grėsmę, kad yra tikrai nemalonu, kad puola kitus, bet Rusijos grėsmė sustos prie Prancūzijos sienos. Tai jų tas rūpestis yra tokiam lygmenyje. O kaip mentalinį žemėlapį pakeitė situacija Amerikoje, Trumpo atėjimas į valdžią? Kadangi jie taip labai nemėgsta amerikonų, jam yra giluminė neapykanta, tai yra didžiausias priešas. Tai Trumpo elgesys su Putinu galbūt pirmą kartą privertė dvejoti rusais, net labiau negu rusų pačių elgesys. Taip. Tai čia galbūt yra vienintelis iš viso to toks, nežinau, ar galima sakyti pozityvesnis, bet kažkoks netikėtas rezultatas, kad prancūzai pradėjo kitaip reaguoti ir pradėjo abejoti, ar tikrai ne tas pats. Ką planuojate su tuo tyrimu daryti toliau? Išleisti knygą, publikuoti Prancūzijoje, publikuoti Lietuvoje? Kur keliaujam toliau? Galvoju publikuoti, bet dar nežinau kur. Kažkokius dabar rašau tekstus trumpesnius iš Lietuvoje, rašau tekstus į knygom publikuoti. Parimtus šituo tyrimu, šitą disertaciją, tiesa? Panagrinėjus truputį giliau kai kuriuos aspektus. Apie Ugnę Karvelis rašiau, apie Jurgį Baltrušaitį, apie tai, ką sakiau. Tas moterų motyvas iš tiesų labai įdomus. Moterų motyvas ir tas intelektualų, iš esmės, man atrodo, diaspora yra neblogai išnagrinėta, bet tas idėjų keitimas Lietuvos diasporos narių yra šiek tiek mažiau išnagrinėtas, tai man tas irgi yra įdomu. O disertacija, kai kažkokie atsiras galimybė, mielai publikuočiau ir Prancūzijoje, ir Lietuvoje, pažiūrėsiu, kaip čia dar visai nauja šitas apsigynimas, tai kaip gausis. Tai dar kartą sveikinimai ir lauksim jūsų tyrimų, tekstų ir publikacijų. Ačiū, kad atėjot. Ačiū Jums labai.